Aš asmeniškai studijuoju statybos inžineriją, dabar jau 3 kurse, tai jau į pat galą. O jūs? Aš irgi taip pat statybos inžinierija, 3 kursas. Ir kaip jums sekasi, ar jūs matot save šitoj srityje, vis tiek 3 kursas jau tikrai pajautėt, jūsų ar ne jūsų, kaip jūs, ar mėgstat, ar matot save? Tikrai matau. Į šias studijas gan gal taip keistokai paklydau, ten paskutiniam savaitėm pasirinkau, bet labai laiminga savo sprendimu ir labai rekomenduoju ir kitiem, kas ten abejoja. Tai aš irgi panašiai iš tikrųjų save matau to srityje, gal labiau projektavime būtų, bet iš tikrųjų tas labai patinka, aišku, yra tų tokių iššūkių, bet tikrai rekomenduočiau ir kitiems stoti. Supratau, tai dabar šiam renginy ieškotės, domitės, kur galėtumėte tikriausiai eiti atlikti praktiką, taip? Taip, po truputį. Ir ar randat kažką, kas būtent jūs patrauktų, ar tiesiog daug daugiau sąmyšio atsiras šiandien jūsų galvose? Manau, sutikus tinkamus ten rėmėjus ir visą kitą, tai tikrai galima atrasti, bet ir atsiranda daug daugiau kelių, kur ten net negalvoji, kad gali patekti, o visai įdomiai skamba ir gal net patraukia, tai daugiau, man rodos, net atsiranda. O jūs kaip galvojate? Tai jo, ta atveria daugiau kelių, bet tai tuo pačiu ir šiek tiek sumaišo, nes supranti, kad yra daug vietų, kur tu gali papulti, gal ne tik su savo specialybė, bet ir kitur. Tai taip ir gaunas, kad ir mūsų maišo, bet ir taip pat pamatai daugiau visko. Kuo turėtų įmonė, jūs taip, tikriausiai eidamos svarstėt, koks pagrindinis aspektas, kad pasirinkčiau šitą įmonę ir būtent norėčiau atlikti praktiką. Ką rekomenduotumėt įmonėms, kad pritraukti studentus ateiti pas juo? Gal galėtumėt pasidalinti kokiam rekomendacijom? Manau, tiesiog neatgrasyti tuo, kad pasakyti, kad viskas gerai, jeigu nemokat, yra apmokymai, kad paminėti, nes tikrai baimė būna, gal norėčiau bandyti, bet nežinau, ar moku ir kažkaip baimė ten net klausti pasirodo ir nepaklausi, nereikia. Tai tiesiog tas apmokymai skelbti, siūlyti ir va. Supratau, o jūs kaip galvojate? Tai jo, tai kaip jinai ir sakė, kad yra ta baimė, kad kažko nemokėsiu ir po to ten nuėjęs niekaip nesiseks ir nežinosi, ką daryti. Kad, tikrai sakytų, kad yra apmokymai, netaip bijokit ir viskas bus gerai. Tai jums abiems, kaip suprantu, labai svarbu, kad tikrai būtų užtikrintas tas adaptacijos laikotarpis, kad nebūtumėt įmestos į kažkokią tai darbo vietą. Supratau. Toks klausimas. Ar teko kada susidurti su gamybos įrengimais, ar teko juos matyti, ar kokius pramoninius aparatus? Mano mama truputį tą sritį dirba, tai esu porą mačius ir pati net svarsčiau gal į šitą sritį, bet po to pasirinkau kitą. Tai šiek tiek esu girdėjus, mačius. Esu mačius, mes buvome ekskursijos su studentais, tai matėm, kaip ten konstrukcijas gamina visas. Supratau. Ar teko dirbti jau kažkada oficialų darbą? Ne. O jums? Ne. Ar turit planų, ką pirksit iš pirmojo savo atlyginimo? Dovanėlę mamai. O jūs? Tai manau, ir kažkas būtų dovanėlė tėvams, kažkas tokio. Supratau, labai smagu su jumis bendrauti. Ačiū, kad skyrėt savo laiko ir pasidalinot su visais savo mintimis. Ačiū. Ačiū jums.